Alio? Ясемін, važiuoju pro šalį, tu namie užsukčiau. Gerai. Užsuk, jei nori. Tu spręsk. Gali ir neužsukti. Užsuk. Užsuksi? Atvažiuoju iki. Iki. Dieve. Dieve, kokia proga. Kaip apsirengti? Štai taip. Naminiai drabužiai. Tinka. Apsimesiu, kad man nerūpi. O ne. Kas namie taip rengiasi? Sinanai, ką daryti? Tu jau per daug. Be to, dovana. Atvažiavau pasveikinti įkurtuvių progą. Sveika, Yasemin, kas tau? Ko stebiesi? Užklupai persirengiančią. Užeik. Sutrikau, užeiti ar ne? Užeik. Vakaras. Ko atvažiavai? Dėl galo. Hayatta söylemem. Nieko gyvų nesakysiu. Yasemin, kas čia tokio? Pakviesk ir mane. Prisiekiu, nuostabiai priimsim. Pakviesk ir mane, prašau. Yok ya. Tikrai? Niyeymiş? Kokia proga? O zaman... Jei taip, papasakok, kodėl vykstate į Milaną. Evet Sinan. Nagi, Sinanai, kodėl vykstate? Ne var orada? Kuo Ne domitės? araştırıyorsunuz? Nieko gyvo nesakysiu. Yasemin, šiaip ar taip galo nepatinka pasijonio dizainas. Prašau, bent pasakyk, kada atvyksta. Noriu pakalbėti. Prisiminti italų kalbą. Sen kesin... Nuviliosi ją. Aklını başına... Susuksi galvą ir ji neatsispirs. Öyle diyemez sana. Hem sen zaten... Be to dar nepasakei, kodėl vykstate į Milaną. Galo man proga, kodėl turėčiau sakyti? Nes myli mane. Nereden çıktı? Iš kur traukiai, kad myliu? Netraukiau, pati sakei. Yok artık. Dar ko. Hayatta öyle Nieko gyvų nesakyčiau. Sakei, Yasemin. Sinanai, myliu tave. O başka. Nesiskaito. Ay kesin... Atšalo kova. Dar buvo šilta? Čia dabar. Pronto? Aš? Taip. Sakai? Nėra kito būdo.
Labai blogai. Taip. Kągi, kaip norite. Taip. Viso. Kas nutiko? Jasmin, man jau metas. Sinan. Sinanai. Pakalbėsime vėliau. Sinan. Sinanai. Ne oldu şimdi? Kas tai ką nutiko? Defne? Kaip sekasi? Gerai, ponė Sinanai. O jums? Sinanai, kodėl toks surūgęs? Naujas Biedžiunio įmonės šeimininkas, senjoras Maro. Man skambino. Aišku. Defne, bus geriau, jei nežinosi. Gal paliktų mūdu vienus? Gerai. Ačiū. Eikš. Ką sakė? Sakė beprasmiškai ten skristi. Nebendradarbiaus su mumis. Pasirinko vieną iš savo grupės įmonių. Omerai, ką darysim? Biedžinis buvo didžiausias mūsų klientas. Ramiau galvoju. Apie ką čia galvoti? Sinanai, nusiramink. Negaliu, Omerai. Žlugsime. Išnyksime. Palauk, ramiau. Ach, Omerai. Ką tiksliai sakė? Tiek ir te pasakė, nenori dirbti kartu. Taip, bet turime sutartį. Jie privalo įsigyti pavasario kolekciją. Taip, 4 mėnesiai. Te turime 4 mėnesius, o tada pražūtis. Taip, Ben. Atsižvelgdami į Biedžinio poreikius, įkūrėme gamybos cechą. Šitiek investavom, nepavyks jų perkalbėti. Gal jie šitai bando kainą numušti? Ne. Po pokalbio su jais paskambinau Biedžinį. Maniau, gal padės tarpininkaus. Ir? Ne, net jei sumažinsime kainą, logistika, kiti reikalai jiems per brangu. Nieko, sugalvosime, kaip išgyventi. Gal ta veikla, kurios nenorėjom imtis? Gal grįšim prie jos? Ne, žlugsim iškart. Omerai, ką daryti? Laukti, kol įmonė bankrutuos? Ką siūlai? Jei nusiraminsi, negaliu, Omerai, nenusiraminsiu. Siutina šitą ramybę. Çok fena ya, ne yapsam ki? Nekas, kaip padėti? Išeik, pakalbėsime ryte. Atsargiai vairuok. Tai bent. Gerai, ačiū, kad pranešiai. Alio? Jasmin, atvažiuoju pas tave. Nekvailiok. Jei taip, susitiki mieste. Gerai, po 15 minučių laundže.